Labutis. Net neabejoju, kad tikriausiai pasigedote, kai kurie rašėt, kad labai įdomus buvo mūsų video. Nors žinau, kad šiek tiek nuobodus, bet tiesiog iš tikrųjų daug ko nefilmavome, nes labai norėjome patys grynom akim pamatyti ir pasižiūrėti tai, ką matom. Kita vertus, nesidalinau net įspūdžiais, neapibendrinau tos visos mūsų kelionės iš Lietuvos į Ispaniją. Tai iš tikrųjų, įvertinus, tai ji mums gavosi šį kartą nelabai fainiai, todėl kad Metutė šiek tiek keli pykino mane. Tai iš tikrųjų, pirmą kartą, kai keliavom, tai buvo fainiai, todėl kad nepykino, mes galėjom daug kur pakeliauti, nuvažiavę, kažkur pasivaikščioti, tai šį kartą mums nelabai pavyko, nes iš tikrųjų su sveikatėlė buvo ne kažką. Bet nieko, šiaip viskas gerai. Ir aišku, antrą kartą važiavus tokį kelią, jau kelionė tokio įspūdžio nebedarė, kokį tai patyrėme pirmą kartą. Tai iš tikrųjų nebereikala yra sakoma, kad viską, ką nori pamatyti, tai pradėk matyti nuo mažesnių dalykų, nes paskui, kai tu pamatai kažką wow, paskui kitkas nebelabai kas ir stebina. Tai panašiai ir mums benutiko. Tai iš tikrųjų, važiuojant pro Austriją, aišku, Italiją, Alpes, tai iš tikrųjų wow, bet iš tikrųjų čia pietinėje Ispanijos dalyje, Costa del Sol pakrantėje, neabejoju, kad dauguma jau ją yra aplankę, tačiau čia vienoj pakrantėje, šiek tiek nuo pakrantės nuvažiavus, jūs galite pamatyti visą tai, ką jūs matėte kelyje nuo Lietuvos iki Ispanijos, visą tą grožį ir dar daugiau. Iš tikrųjų, Ispanijos gamta yra beprotiškai graži, galite rasti visko pagal savo pageidavimus, galite rasti ir kalnus, galite rasti ir jūrą, ir čia labai daug žalumos. Iš tikrųjų, kuo ir skiriasi, ar ne, pirmus metus iš tikrųjų atostogavom Alicantės ten regione, tai iš tikrųjų ten žalumos yra labai mažai, palyginus su Costa del Sol pakrante. Tai čia yra tikrai labai faina, žalia. Tai va. Dabar iš tikrųjų gal ar ne būtų aišku žiauriai lengva, jeigu turėčiau kažkokius jūsų klausimus, nes tikrai sulaukdavau Lietuvoje, kai grįždavom ir kurie žinojo, kad mes čia planuojam ilgesnį laiką pasilikti. Tai juos domino, neabejoju, kad ir dabar yra tokių. Tai rašykite į Facebooką, Instagramą, jeigu turit kažkokių klausimų susijusių su Ispanija, tikrai pasidalinsim. O dabar šiek tiek galbūt apibendrinsiu mūsų įspūdžius ar ne mūsų patirtį, su kuo tenka susidurti. Tai dabar matau labai daug Ispanijos grupėse klausiančių, nes iš tikrųjų ir mes to klausinėjom ir daugumą suprantu. Prieš atvykstant čia tikrai nebuvo taip, kad mes čia susikrovėm daiktus ir išvažiavom iš Lietuvos, nieko negalvodami, nieko neplanuodami. Tiesiog sugalvojom pakeisti vietą į šiltesnę, ne? Tikrai taip nebuvo. Pakankamai daug dariau namų darbų, daug klausinėjau čia gyvenančių lietuvių, domėjausi, stebėjau grupės. Iš tikrųjų daug dariau namų darbų, kad bent susipažinčiau, kas mūsų laukia, ar ne? Tai iš tikrųjų, nuo ko reiktų pradėti, ar ne? Tai faktas, kad važiuoti čia ir neturėti darbo, neturėti kažkokio nuotolinio darbo, ar tiksliai čia neturėti jau susikūrus kažkokios darbo vietos, ar tiesiog įsidarbinus, tai nelabai matau prasmės, kaip čia važiuoti ir ko čia važiuoti, nes čia iš tikrųjų yra taip, čia yra fainiai, saulė šviečia, bet iš saulės gyvas nebūsi, ar ne? Tai iš tikrųjų su darbais čia yra labai didelė problema. Bedarbystė čia yra didelė, ispanai patys neturi darbo, nuomos yra beprotiškai brangios, nusipirkti savo butą yra beprotiškai brangu. Taip nebuvo tikrai prieš 4-5 metus, kainos šoktelėjo vos net dvigubai.
Tai va, norint pradėti čia, reikia turėti kažkokį ar ne tikslą, ką mes čia darysim. Tai iš tikrųjų mes ir tiksliau Gedas rado darbą su ispanišku kontraktu. Visiškai kitokį darbą, negu dirbom Lietuvoje. Aišku, pakeitėm visiškai savo profesijas kol kas, nes visko reikia nuo kažko pradėti, ar ne? Bet esmė, kodėl būtinai reikia čia turėti darbą, ne tik, kad pragyventum. Dabar papasakosiu gal nuo to, ar ne, jeigu čia nori atvažiuoti, neturi savo buto, neturi tiek pinigų, kad galėtum jį nusipirkti. Plus, mes net negalvojame apie tokį dalyką kol kas kaip pirkimą, ar ne, nes reiktų iš tikrųjų paragauti, ar iš viso Ispanija jums patiks. Jeigu nuoširdžiai pasidalinsiu savo įspūdžius pačius pirmuosius, kai mes jau atvykom ne atostogauti, kai mes jau atvykom praeitais metais ir mes čia prabuvom tikrai ilgą laiką, 4-5 mėnesius berods, ar ne, tai iš tikrųjų pirmą mėnesį, galbūt net pirmus 2 mėnesius, aš vyrui sakau, aš nelabai suprantu, ką mes čia veikiam. Nes man buvo labai svetima viskas, taip, saulė yra fainiai, bet visa kultūra, visi namai, visas tas jų gyvenimas labai labai tolimas nuo mūsų kultūros. Absoliučiai. Ką čia galėčiau pabrėžti, ar ne? Mes pripratę esam prie tos pompastikos, mes pripratę esam prie to kultūrinio gyvenimo. Taip iš čia vyksta, bet tu turi mokėti puikiai kalbą, kad tu jo galėtum pasinaudoti, ar ne, kad tu galėtum kažkur nueiti tą renginį. Ir vėlgi čia yra biškutį kitaip ir tie renginiai. Iš tikrųjų, Lietuvoje pripratę prie tokios pompastikos, prie tokio nuolatos kažko veikimo, ne tik, kad eiti kažkur, ar ne, eiti pasivaikščioti, ką mes čia dabar turime, eiti į kalnus, dar kažko, bet prie tokio kultūrinio gyvenimo, ar ne, kažkokio ten koncertas, spektaklis, kažkokie renginiai, draugai. Tai va, o čia buvo toks didelis stop. Toliau yra žmonės, ar ne? Iš tikrųjų žmonės čia yra žiauriai faini, kas liečia bendravimą, visi visą laiką šypsosi, visi sveikinasi ir net toks dviveidminiškumas jaučiasi, o tikrai nuoširdus norėjimas padėti, kai kažkur prašom pagalbos ar ne kažko nesuprantam, tai labai stipriai jaučiasi. Tai va, tai po tų pirmų 2 mėnesių tokio šoko kultūrinio, keisto, visiškai kitokio negu turėjom gyvenimą Lietuvoje, man buvo baisu, ar mes tikrai padarėm gerą sprendimą čia keltis ir čia bandyti. Plus vaikai tikrai nedegė noro, jiems nepatiko čia iš karto, bet normalu, ar ne, jeigu man nepatiko, tai vaikams juo labiau. Tačiau po tų 2 mėnesių, kuo toliau, tuo labiau pripratom, iš tikrųjų pripratau prie tos aplinkos, pasirodo ir taip galima gyventi, čia taip, kaip ir sakytų visi, manjana, ne, čia viskas vyksta lėčiau, čia rytais dirba, per pietus viskas užsidaro, po 5 tik tai atsidaro, vėl vakare visi dirba, tai prie tokio ritmo yra tikrai sunku priprasti. Tačiau pripratom ir pasirodo ir taip galima gyventi ir tai yra labai labai faini. Tai va, aišku, susirasti darbą, ar ne? Faktas, kad darbo nesusirasit, galbūt nepradėjau nuo pradžių, ar ne, kad reikia čia susitvarkyti numerius. Kiekvieną jau buvau minėjusi kažkuriam story, kad norint Ispanijoje gyventi, atsidaryti banko sąskaitą, ar leisti vaikus į mokyklą, apskritai čia kažką norint daryti, ne tik atvažiuoti savaitį laiko ar ne patostogauti, kiekvienas turime išsiimti numerius. Čia tokie yra kaip identifikavimo tavo numeris asmeninis, ar ne? Tai jį galima išsiimti ir Vilniuje, bet ten tokį trumpą, kaip turistinis berods, arba galite atvykę čia į Ispanijoje jį išsiimti. Tai iš tikrųjų Vilniuje bandžiau tai padaryti pati, tai pasidalinsiu patirtim, nes dauguma sakys, kad labai lengva, tai iš tikrųjų man nebuvo labai lengva ir nežinau, kodėl taip nutiko.
Tai iš tikrųjų paprašus NIE numerį išsiimti Vilniuje, manęs paprašė įrodymo, ką aš darysiu Ispanijoje, kad kažkokią banko, netgi, pavyzdžiui, vizito parodymą, kad tu turi nuvykti į Ispaniją, apsilankyti banke, ar ne? Kažkokį įrodymą, ko tu toj Ispanijoje nori, kam tau reikalingas tas NIE numeris. Tai iš tikrųjų mes nepirkom nei buto, ar ne, nei kažką, ką mes čia turėjom tiksliau veikti, tiesiog mes turėjom čia atvažiuoti ir bandyti kurtis, tai tokio kaip ir įrodymo neturėjom. Tai tiesiog nusprendėm, kad susitvarkysim nuvažiavę. Iš tikrųjų susiradau vienos moters numerį ir susirašėm ir jį man padėjo sutvarkyti visą tai. Iš tikrųjų irgi girdėsit, vieni sakys, kad labai greitai galima jį išsiimti. Mums iš tikrųjų pradėjom tvarkytis Lietuvoje, tai atvykę čia tik tai po 2-3 savaičių mes tą numerį pasiėmėm, nes vis tiek pakankamai truko nemažai ir reikėjo nuvažiuoti iki vietos, vyrui vieną kartą į vieną miestą, tenais, kur tą numerį gavo, man 2 kartus reikėjo į kitą miestą. Tai nepasakyčiau, kad viskas buvo taip paprasta, kaip pasakytų, ar ne, kad ten užsipildai, užsiregistruoji, nuvažiuoji ir pasiemi. Tai galėčiau sakyti, kad taip, vyrui reikėjo vieną kartą nuvažiuoti, man reikėjo 2 kartus nuvažiuoti. Tai mes tai padarėm su pagalba, tačiau jau pati buvau prieš tai pradėjusi pildytis tame puslapyje, kur galime tą NIE numerį užsiregistruoti ir gauti. Ten nėra labai sudėtinga, tikrai yra pakankamai paprasta, tačiau kai tu visai nesigaudai, kai ten reikia ir miestą pasirinkti, kur tu tą NIE numerį pasimsi, nes mes su vyru skirtingus kažkodėl miestus mums ta moteris parinko, bet tikriausiai taip reikėjo. Tai kai tu visiškai nemoki kalbos, visiškai tame neusiorientuoji, gal ir geriau yra susimokėti ar ne tų pinigėlių, jeigu gali sau leisti ir tau viskas sutvarkys. Aišku, turėsi pats nuvažiuoti. Toliau, kai turi tą NIE numerį, iš tikrųjų, tai ieškaisi darbo. Bet iš tikrųjų čia su darbais tikrai, nuoširdžiai sakau, yra labai labai sudėtinga. Teko susibendrauti, iš tikrųjų atradome čia lietuvių, nes, kaip ir minėjau, labai klausinėjausi visko, tai rašiau čia gyvenančiams lietuviams, su jais susibendravau, tikrai labai fainų žmonių atsirado, kurie padėjo, pakonsultavo, tai labai ačiū jiems ir iki šiol padeda, atsakinėja, kas mums neaišku ir kai reikia paklausyti, tai yra žiauriai fainiai. Tai tikrai, jeigu planuojate važiuoti į Ispaniją, tai tikrai nebijokit, bendraukit, nes čia lietuviai tikrai yra susirinkę, aišku, yra visokių, tikrai yra ir tokių, ir teko ir patiems susidurti, kurie žino, kad lietuviai čia atvažiuoja su santaupom ir tikrai tuo pasinaudoti nori. Tai tikrai bus tokių, kurie nepadės, o stengsis jumis pasinaudoti, bet yra tikrai nuostabius, į kuriuos galite kreiptis, ar ne? Tai va, ką dar norėjau paminėti, ar ne, kas yra svarbu, tai svarbiausia, ar ne, atvykome ir mes kažkur norime gyventi, ar ne. Tai iš tikrųjų mes nuolatos dabar gyvename per lietuvio agentę, dabar paskutiniu metu gyvenam, išsinuomojom 3 mėnesiam, o prieš tai dažniausiai nuomojomės per bookingus arba per Airbnb ir jeigu ilgesniam laikui, tai tikrai verčiau ne per bookingą, nes per kitą programėlę užsibukinus ilgesniam laikui gaunate tikrai pakankamai didelę nuolaidą. O nuomos čia, kas liečia ilgalaikės, tai prasideda, jeigu nuoširdžiai, tai nuo 1000 eurų. Galite rasti, kai kurie lietuviai tikrai susipažinom ir pavyko jiems susirasti už 8-900, dabar tokių nuomų, nebent jeigu ir rasi, tai tikrai labai prastą variantą. Tai prasideda nuo 1000, bet ir už 1000 rasti, tai čia yra labai labai sudėtinga. Tai va, ir mes dabar nuomojamės tokiais keliais mėnesiais ar ne, trumpalaikės, nes kainos atžvilgiu iš tikrųjų gaunasi mums lygiai tas pats, kaip mes nuomotumėmės ilgalaikę kiekvieną mėnesį. Tik tai
taip, labai didelė bėda yra, kad 3 mėnesius pagyvenam, turim kraustytis kažkur vėl. Tačiau mes pasirinkom tokį variantą todėl, kad pasirinkimo ilgalaikiai čia yra labai labai minimaliai. Kad rastum už kokį 1500, čia yra 1200, 1500, va tame tarpe rasti yra labai sunku. Yra tų variantų, bet jie yra bet kokie. Nuo 2000 prasideda tikrai labai gražus variantai ir tikrai patogus ir faini, tačiau įsivaizduojat, ne kiekvienam, tai iš tikrųjų mūsų biudžetai tokių sumų mokėti tai neleidžia. Tai kadangi kainą mokame tą pačią ilgesnę trumpalaikę, kaip ir mokėtumėm ilgalaikiai, tai kol kas mes pasirinkom tokį variantą šokinėti per butus, kol atsirasim tą ilgalaikę tokią atitinkančią mūsų lūkesčius, ar ne? Kadangi norim pabandyti eiti į ispanišką mokyklą, tai labai svarbu yra lokacija, labai svarbu, kad būtų netoli parduotuvės, kad būtų netoli mokykla, ar ne, kur mes galėtumėm vaikus leisti. Kas dar su nuomom, ar ne? Kaip ir paminėjau, kad rastumėm tinkantį mums variantą. Tai iš tikrųjų nėra taip, kad mes čia išpindėję ir mums tas ir tas netinka. Tai kaip minėjau, variantų čia yra labai mažai. Gyventi čia norinčių yra labai daug. Iš tikrųjų stebina, taip, tas klimatas pasaka, bet šiaip gyvenimas čia neturint darbo arba, dauguma nori gyventi tikriausiai turintis darbus kitur. Tai šiaip tai tada labai yra viskas okei. Tai nuomų čia rasti yra žiauriai sudėtinga. Iš tikrųjų, dėl vieno buto ilgalaikiais kovoja 10. Tai čia visi tų butų ir namų savininkai, jie labai yra reiklus. Tai tu privalai turėti, nori išsinuomoti, tu privalai turėti kontraktą, turėti tą kontraktą ne mažesnį kaip 6 mėnesių, kiti reikalauja ne 2 metų. Jeigu neturi, tada gali pareikalauti susimokėti metus į priekį. Tai įsivaizduokite, jeigu metus į priekį, plus depozitas, plus dažniausiai visi butai yra nuomojami per agentus. Tai agentai įmokas ima maždaug mėnesio kainą, ar ne? Tai jeigu butą išsinuomosit už 1500, tai įsivaizduokit, 1500 turit sumokėti agentui, dažniausiai 2 mėnesius prašo depozito, tai 3000 turėsit sumokėti depozito ir 12 mėnesių į priekį. 12 kart 1500. Tai sumos yra kosminės. Kitu atveju čia išsinuomoti yra labai labai sudėtinga. Nebent taip, kaip mes dabar pradėjom daryti, ieškoti per lietuvius ir tikrai gauname tų pasiūlymų ir kai kuriuos net svarstame, kur su lietuviais yra šiek tiek kitaip. Tikrai mes savus palaikom, ar ne, ir labiau pasitikim. Ir tų tokių pradinių įnašų, kaip ir mūsų Lietuvoje, ar ne, tokių sumokėti nėra. Aišku, gal ko nepaminėjau, ar ne, kodėl čia dauguma ir tų savininkų bijo, bet tikriausiai daugumą esate jau girdėję, kad apie tokius okupus čia egzistuojančius. Kad pavyzdžiui, pasakysiu kaip pavyzdį, ar ne, kad iš tikrųjų malu, tikiuosi suprantat, nepasirašiau kalbos, tai tiesiog iš minties bandau prisiminti, ką aš svarbaus turėčiau papasakoti. Tai kas yra okupai? Įsivaizduokit, jūs gyvenate Lietuvoje ir nusipirkote Ispanijoje savo butą, ar ne? Nusipirkote savo butą, kad galėtumėte žiemą praleisti čia. Tai baigėsi žiema, užrakinote duris, išvažiavote į Lietuvą ir kažkas jūsų butą įsiveržė ir apsigyveno. Ir per parą laiko, jeigu jūs nesureaguojate, nepastebite, kad kažkas apsigyveno jūsų bute, jeigu jie yra su vaikais ypatingai, tai jų nebeiškraustysit. Turėsite eiti per teismus ir jie gali tęstis ir po kelis metus. Tai tokie yra ispanų taisyklės. Tikriausiai sunku suvokti ir galvojat, kad aš čia dabar nusišneku, tai nenusišneku. Tai mes su vyru net juokiamės, vau, kaip lengva čia prasisukti.
okupuoji butą ir sau gyveni. Tai taip, yra žiauru iš tikrųjų, bet yra tokia situacija. Tai savininkai labai yra išsigandę ir labai stengiasi tuo saugotis. Dėl to ir prašo tokių sumų į priekį arba turi kažkokius agentus, kurie prižiūri jų butus, administruoja ar ne, kad nuolatos būtų prižiūrima, ar ten niekas neapsigyvena. Tai visa esmė, kai turi čia savo turtą, tu turi be galo saugoti, tu turi jame gyventi arba kažkam palikti administruoti, nes gali kažkas jame apsigyventi ir tu turto nebeturi. Tai va. Vėlgi, ar ne, kai turite jau savo ilgalaikę nuomą arba turite savo nekilnojamą turtą, tik tada galite pradėti galvoti apie vaikų mokyklą, ar ne? Nes iš tikrųjų čia mokykla skiria pagal jūsų gyvenamąją vietą. Jeigu esate nuomojatės butą, tai reikia pristatyti sutartį ar ne, įrodymą, kad jūs čia gyvensite ilgai ir kad jums reikia priskirti kažkokią mokyklą, ar ne? Arba ten turite savo nekilnojamą turtą, žodžiu, įrodymą, kad jūs čia gyvenate. Tik tada pagal jūsų gyvenamąją vietą duoda mokyklą. Tai va, jeigu neturėsite gyventi, tai jau įsivaizduojate, su kokiais dideliais sunkumais susidurite. Ne tai, kad atvažiavusi galvoju, ar ne, kad ten ar darbą turėsiu, bet labai sunku gauti net kur gyventi, neturėsit kur gyventi, negausit mokyklos. Tai iš tikrųjų viskas čia yra labai sudėtinga ir viskas vyksta labai lėtai. Kas liečia mokyklą, tikriausiai jau žinot, ar ne, nebesikartosiu, kad mūsų merginos lanko nuotolinę Lietuvoje mokyklą. Pradžiai pradėjom todėl, kad nebuvom apsisprendę, ar tikrai mes darom gerą sprendimą čia keldamiesi, ar tikrai mums patiks, kad nebūtų labai didelio atsilikimo nuo Lietuvos, jeigu sugalvotumėm grįžti atgal. Tai va, yra Lietuvoje, beje paminėsiu, ar ne, kažkas to dar nežino, kad Lietuvoje yra dvi nuotolinį ugdymą siūlančios mokyklos, tai yra Vilniaus Ozo ir Šiaulių Sandoros. Jos veda tiesiog pamokas tokias kaip įprastai Lietuvoje, tik tai nuotoliniu būdu. Tai va. Iš tikrųjų, faina, mes lankome būtent Šiaulių Sandoros mokyklą, tai tikrai viskas gerai, faina mokykla, tačiau taip šiek tiek atsilikimo nuo realių mokyklų turime, bet labai greitai tada eina pasivyti, padedant vaikui. Jeigu pradėjus lankyti ne ispanišką mokyklą ir paskui grįžti į Lietuvą, tai būtų tikrai sudėtinga, nes pasivyti yra, suprantat, tiesiog yra labai sunku. Tai dabar, kadangi neturim nei ilgalaikės ar ne, nei tai mokyklos kaip ir negaunam, tačiau realiai tai nesam dar ir dabar 100% tikri, ar tikrai mes čia įtvirtinsim šaknis, ar ne, ar norėsim čia leisti ilgesnį laiką, nes vis neina nusistovėti. Kaip ir sakiau, reikia kur kas didesnio laiko, dabar vyras dirba, ar ne, jis turi susirinkti tą stažą, kad nereikėtų mums ten metus į priekį mokėti tokių sumų už ilgalaikę nuomą, tai va tokia mūsų pradžia. Tai renkamės stažą, kad būtų lengviau susirasti ilgalaikę. O galbūt per lietuvius susirasim ir paprasčiau ir viskas bus ok, ir vaikai galbūt pradės eiti į ispanišką mokyklą ir pabandysime, kokia ta reali pradžia, kaip jiems ar patiks, ar sugebės adaptuotis. Tai va. Šiaip iš esmės dabar jau esam nemažai laiko praleidę apskritai Ispanijoje, tai jau pradedam priprasti ir priprasti taip, kad jau pradedam jausti, kad mums čia visai yra gera. Tiesiog viskam matyti reikia laiko, ar ne? Kad ir Lietuvoje pakeitus miestą, kažkurį laiką yra negerai, nes vis tiek vyksta kažkokia adaptacija. Tai tikrai yra čia fainiai. Yra tokių klaustukų, ar ne, kad tikrai mes dar lyginam Lietuvą su Ispanija. Tai tie, kurie gyvenate Lietuvoje ir kurie svajojate apie Ispaniją kaip kažkokį rojų, ten wow, kaip fainiai, ar kažkas pavydite,
Tai žinokit, nepavydėkit, Lietuvoje gyventi yra labai labai gera, Lietuva yra nuostabi, tiesiog pasakiškai nuostabi. Jeigu neturit kažkokių didelių priežasčių, kodėl norit išvažiuoti ar ne, mes tiesiog tokie esam žmonės, mes mėgstam keliauti, mes mėgstam iššūkius, tai niekada net nesakėm to ar ne, kad važiuojame į Ispaniją visą gyvenimą ten gyventi, mes sakėm, kad mes važiuojam pakeisti aplinką, pakeisti akiratį, įgauti patirties, įgauti kitokio požiūrio, vaikam parodyti kitokią aplinką ar ne, nes grįžtantis iš užsienio Lietuvai tikrai parneša, ją praturtina. Tai ar kažkada susiklostys taip, kad sakysim, kad taip čia norim likti visam gyvenimui, galbūt. Kol kas tikrai taip nesakyčiau, nes sudėčiau pliusus ir minusus, tai Lietuva vienareikšmiškai nugalėtų ir sakyčiau, kad Lietuva yra nuostabiausia, puikiausia, Lietuva yra viskas kur kas geriau, nes tiesiog tikriausiai, kad dėl to, kad ten yra mūsų namai. Čia mes esam svečiai, bet galbūt ateis kažkada tas laikas, kada pasakysiu, kad mes čia jaučiamės kaip namie. Taip, mes čia dabar jau jaučiamės gerai, bet tikrai ne kaip namie. Tai va, norint pradėti Ispaniją apibendrino, ne, reikia turėti labai daug pinigų, arba nedaug, bet tada turėsit labai daug verstis per galvą, ar ne, viską pasiekti labai greitai įsitvirtinti, bet čia labai sudėtinga tai padaryti. Tai reikia turėti pinigų, reikia turėti darbą, susitvarkyti NIE numerį ir užsibrėžti tam, kad dabar turėsit labai didelį iššūkį ir labai didelį pokytį. Ne tik kažką keisit ar ne, reikės pradėti naują, bet viskas keisis ir morališkai, psichologiškai, keisis aplinka. Tai turėsit ne tik tai sunkiai dirbti, kad įsitvirtintumėt iš naujo, bet ir psichologiniam problemom susigyventi su tuo, kad viskas keičiasi. Visa aplinka, visa kultūra, viskas keičiasi. Tačiau galbūt jūs mėgstate tai, kaip ir mes mėgstame, ar ne? Tai iššūkiai bus malonus, faini ir viskas bus gerai. Beje, noriu paprašyti, pasuskraibinti, palaikinti, parašyti komentarą ir pasidalinti su draugais. Galbūt ir jie nori čia atvažiuoti, dega tokiu pačiu noru kaip ir mes. Iš tikrųjų labai laukiame jūsų, labai trūksta lietuviškos dvasios, lietuviškų draugų. Tai tikrai kartu yra smagiau.